Sveiki! Šiandien pradedame naują laidų ciklą apie bendruomenės ir žmonės, kurių idėjos ir veikla kuria gėrio, grožio, kultūros ar istorinės atminties uostus Lietuvos regionuose. Žemės uostai tai laida atversianti vartus į kaimo žmogaus išminties ir atsidavimo savo veiklai klodus. Na, o pirmojoje laidoje kviečiame susipažinti su Vidu Kuloku ir jo gyvenimo aistra. Keliaukime į Kauno rajoną Žiegždrius. Čia įsikūręs Vido žirgynas, kuriame ypatingas dėmesys skiriamas žemaitukų veislės žirgams. Na, o pažintis su žmonėmis visą savo gyvenimą paskyrusiems šios veislės išsaugojimui ir puoselėjimui padės geriau suprasti šimtmečius trukusią žmogaus ir žirgo draugystę. Nuo seniausių laikų žirgai buvo neatsiejama lietuvių tautos istorijos dalis. Jie lydėjo mūsų protėvius mūšiuose, džiugino per šventes ir ištikimai talkino kasdieniuose darbuose. Tarp visų veislių ypatingą vietą užima žemaitukai. Neaukšti, bet tvirti, ištvermingi, nereiklūs ir nepaprastai atsidavę savo šeimininkams. Šiandien žemaitukai ne tik primena garbingą lietuvių praeitį, jie yra ilgus amžius trukusios žmogaus ir žirgo draugystės simbolis. Prie pat Kauno marių vaizdingoje vietoje įsikūręs Žiegždrių žirgynas. Čia kiekvienas žirgas svarbus. Kiekvienam tenka sava dalis šeimininkų meilės ir rūpesčio. Už žmogišką šilumą ir draugystę ristūnai atsidėkoja. Ruošiami tapti čempionais, jais ir tampa. Šiam darbui didžiąją gyvenimo dalį pašventęs žirgino sielą Vidas Kulokas seniai tapo žemaitukų simboliu, o jo indėlis į šios veislės išsaugojimą ir populiarinimą yra neabejotinas. Turi begalinę ištvermę, kurie nežinau nei vieno tokių žirgų veislės, kurie taip turėtų tokią ištvermę ir su tokiu savo mase nedidelę ir tiek galimybių savo, taip kad aš pabandžiau jas šiek tiek išnaudoti ir va teko taip ir likau su tais akliukais. Primena labiau gal netgi mūsų jotvingių charakterį, dygusis yra, bet klusnume, pareigoj, viską, ką išmoksta, jis padaro teisingai. Ir tik taip ir gali padaryti. Bet tik tai tiek, kad jis yra labai, kadangi jis yra mažas, iš vienos pusės, jis yra labai veržlus ir jis jėgą išdirba savo veržlumu. Kaip pasakyti, ne svoriu, ne kažkuo, ne rambumu, ne kažkokiu, bet savo veržlumu. Kiekvienam gyvūnui reikalinga priežiūra ir teisinga priežiūra. Ir juo galima ir naudotis, ir teisingai naudotis, bet nereikia iš jo tyčiotis, elgtis su juo neteisingai. Tai būtų neteisinga su juo taip elgtis. O kada tu teisingai su juo elgiesi, tada nei gyvūnas kenčia, ir žmogui malonu, ir gyvūnui malonu, nes gyvūnas, kada tu ateini iš karto, jaučiasi, džiaugiasi, kada ateini. Ateini kinkyt, netgi kartais, vieną turiu ten iš viso, jeigu jam dedi šorą ant galvos, tai jis patenkytas, stovi patenkytas, viskas gerai. Šiaip muistosi. O jeigu dedi šorą, viskas gerai. Traukia atbulą prie brankto, irgi gerai. Patenkytas, nesipriešina nieko. Vadinasi, viskas tvarkoja. Žirgyne gyvena per 20 žirgų, iš jų 12 žemaitukų. Vidas džiaugiasi, kad Žiegždriuose išugdyti žirgai ne tik čempionai, bet ir kino žvaigždės, renginių ir pramogų puošmena. Stebina tai, kad čempionams ir artistams nesvetimi ūkio darbai. Visur dalyvavę mes ir filmuose važiavę, ir paraduose važiavę. Pavyzdžiui, ne su žemaituku, bet su Lietuvos sunkiuoju haliai pristatymą jaunimo atidarėm rugsėjo 1 scenoje su visais. Jaunimas mano ten buvo nusintęs, jie buvo atidarę, tai taip jau smagiai su visais muzikantais. Paskui visokiuose renginiuose būnam. Varžybų, net nežinau, kuriuose net nebuvę. Tai yra ir karietinis važiavimas,
konkurai, nu, aišku, savam lygyje, nepretenduojam į pasaulio čempionatą. Ištvermė, viena iš kiečiausių. Ištvermė iš jų, tą darau aš pats ir aš važiuoju, dukra joja. Tai vieni iš tokių, kurie pasiekia tokius rezultatus buvom kaip ištvermės jojimas buvo, Neringos rezultatas buvo 105 kilometrai, man atrodo, taip. Vienoje varžybose mano pernai rezultatas buvo 80 kilometrų. Per 6 valandas 11 minučių. Tai va tiek, o paskui dar daugiau. Ir šiaip reikia bulves pasodyti. Va, prašau, atsivedžiau mažulį setuką, pasikinkiau, bulves pasisodinau, išvagojau, reikėjo, šakėjau, įsikinkiau į karietą, važiuoju, bėga lygiai tas, kaip ir nebuvęs tose bulvėse. Viskas ten su jo tvarkoj. Žiegždrių žirgyno augintiniai yra dažni svečiai istorinių kovų rekonstrukcijose. Jėga ir ištvermė pasižymintiems žemaitukams tempti patrankas nesunkiai įveikiama užduotis. Žirgyno šeimininkas didžiuojasi, kad jo žirgai nei renginių, nei filmų kadrų nesugadina. Vežam patranką su žemaitukais. Tai nieko, šaudo su patranka, aplinkui pykščiai. Atitempia patranką, palieka į šoną nudedam, šaudam su patranka ir paskui ten mūšis būna, nu, vien tik tai dūmai. Nieko, normaliai, viskas ten gerai. Jie biskį taip pasimaivo, bet viskas kaip ir nieko. Režisierius taip sakė, nei vieno kadro žirgai nesugadino, sugadino žmonės. Reikėjo mums su žirgais per naują daryti, kadangi žmonės neteisingai pasakė, neteisingai nugriuvo, neteisingai atsistojo. Tai va taip, o žirgai visada buvo, mums taip sakė filmuotojai, tai nežinau, gal ir tiesa. Tėvo pėdomis tvirtai žengia duktė Neringa, nuo mažens augusi tarp žirgų ir su jais užmesgusi ypatingą ryšį. Neringa žemaitukų neskirsto į geresnius ar prastesnius. Kiekvienas žirgas – tai asmenybė, draugas, partneris. Darbas ir gyvenimas su šiais unikaliais lietuviškais žirgais Neringai ne tik kasdienybė, bet ir vidinis augimas. Aš visą vaikystę prazyziau, kaip noriu arklio. Čia turbūt kiekvieno toksai stereotipinis variantas, kad nori kažko ir kažkaip kartais išsipildo, paskui dirbi daug su svajonėm savo. Man patinka žemaitukai. Jie turi daug labai galios. Jie kartais dažnai nuvertinami, nes maži, sunkiau su jais susitvarkyti. Netoks elitas. Tai čia jie parodo, ką tu gali. Jeigu tu gali su juo susitvarkyti, tu gali susitvarkyti su bet ko. Ir ne tik su arkliu. Neringa šypsodamasi pasakoja, kad visų žirgų vardus parenka tėvas. Pasak moters, vardas daug lemia tolimesnėje augintinio karjeroje. Ir keisčiausia, vardas dažnai prilimpa taip tiksliai, tarsi žirgas jau gimęs jį turėjo. Kada renki vardą, tu žiūri į gyvūną, ne? Kaip jis atrodo, kartais gali pakoreguoti, kad jeigu labai kažkoks aršus, tai kaip tik neduoti kokio nors vardo žaibas, ne? Nu, kur dar labiau sustiprina. Mes turim pertaką, kuris eina visur, visada gerai. Dabar jam nėra ribų, jis gali išsigąsti, bet čia logiška, kad su visais gyvūnais būna, bet tas vardas pertaka, jisai, kur reikia, ten jis, arba tarkim šitas, va, kur fonė bėgioja, geras vardas, spindulys, niekas jo nesulaiko, jisai per visus piemenis išeina stebuklingų būdų, kartais net nieko nenutraukdamas. Čia kaip ir nėra geras dalykas, bet, galvoju, kad gali bent vardą apkaltinti. Ne vienas Žiegždrių žirgyne išaugintas žemaitukas pelnė gausybę apdovanojimų ir tapo tikrų pasididžiavimų ne tik žirgynui, bet ir Lietuvai. Vidas prisipažįsta, kad visus žirgus myli vienodai, nes svarbiausia jam ne titulai, o ryšys su žirgu. Kartais gyvenimas pasuka netikėtais keliais. Tenka atsisveikinti su kumeliuku, o po kelerių metų jį vėl susigrąžinti jau suaugusiai ir išugdyti dar vieną žirgyno pasididžiavimą.
Pas mane visi jie favoritai, vienas ten palšiukas, kuriuo daugiausia važinėjo, bet yra pavyzdžiui, toks Eisetukas, su kuriuo Neringa ten jo iki Juodosios jūros ir jisai visur dalyvavęs, per visą Lietuvą pravažiavęs ir taip toliau, tai tokių ten palšis yra, tas Spartakas, kad aš net išskirt kažkurio negaliu, jie visi labai brangus, tik tiek, kad jau, kaip pasakyti, ne visada užtenka jėgų visus išlaikyti juos. Tai čia kitas klausimas. Man būna dar tokie dalykai, kad aš parduodu kumeliuką, o paskui važiuoju ir nuperku arklį, tai atgal. Kadangi man matau, kaip gražiai užaugo, o ją matau, kad nereikia, tai nuvažiuoju, nuperku atgal ir žiūriu, kad jis pasiteisina tas dalykas. Ir patys geriausi žirgai būna, kuriuos atperku. Žemaitukai iš prigimties labai tvirti, ištvermingi. Išvykus į ilgesnį žygį, jie greitai prisitaiko prie kintančio aplinkos sąlygų, didina tempą ir nuvažiuojamą atstumą, nejaučia įtampos ir nuovargio. Per dieną jie gali nukeliauti iki 100 kilometrų. Tai yra nedidelis žirgelis, kaip jo, ūgis jo nuo 1,30 m iki 1,40 m gogė. Jeigu žiūrėt pagal ištvermę, tai be galo ištvermingas. Bėgantis, jam nesvarbu, kiek jis gali atbėgti. Ir 3 dienas bėgti, ir taip toliau, ir žygiuose važiuojame, ir po 300 km, ir taip toliau. Tai vienas dalykas, ir jis yra labai universalus. Tiek universalių arklių nei vieno nėra, turbūt, todėl kad kurį nepaimsim, jeigu jis pritaikytas vienam dalykui, sportui ir ruoštas žmonių, tai tam ir lieka, o šitas žirgelis jis daro viską. Po trumpos reklamos laidoje dar sužinosite, kuris žemaitukas pirmasis įbrido į Juodąją jūrą, kodėl tapytoja tapo žirgininkė ir kokias svajones puoselėja Vidas Kulokas. Iki šiol sklando legenda apie Lietuvos didįjį kunigaikštį Vytautą, kuris savo žirgus girdė Juodojoje jūroje. Daugiau nei 600 metų senumo įvykius atkartoti sumanė Lietuvos raiteliai, susibūrę unikaliam žygiui 2000 km istorijos. Jam pasiryžo ir Neringa su žemaituku Eisetu. Ištvermingi žemaitukai po 38 parų žygio per buvusias Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemes įveikė 2000 km. Tuomet Eisetas buvo pirmasis įbridęs į Juodąją jūrą ir atsigaivinęs jūros vandeniu. Įdomi patirtis, nes visi vieni kitų nepažinojom. Žirgai irgi nepažinojo. Tai toks biškiai iššūkis buvo. Plius reikėjo visą laiką sekti, kad viskas gerai būtų, stengtis žiūrėti, kad ant ko neužliptų, kur nereikia, neišsigastų. Mano tas arkliukas Eisetas buvo mažiausias ir toksai nagliausias, kaip sako. Bet kas daugiau galėjo įjoti, jeigu visi dideli žmonės. Tai ten tokių būdavo išbandymų, kai jodavom, tarkim, neturėdavom pasirinkimo, kaip pasiekti vieną tašką iki kito, ne? Tai tekdavo joti arba autostrados krašteliu kažkur, ar per miestą prajot. Ir jisai bijo mašiną. Tai ką aš išmokau, kad nereikia įsitempti, būt reikia pasiruošus, bet neįsitempti, kad tu bijai ir tas pasiruošimas turi būti toks labai labai ramus. Tai šito arkliai išmokina. Vido Kuloko gyvenimas tai nuolatinė kelionė, ištvermės išbandymai ir meilė gamtai. Į medinius ratus įkinkytais žemaitukais Vidas važiuoja į įvairius žygius. Bene ilgiausi žygiai buvo iš Punsko į Anykščius ir iš Luokės į Anykščius. O kur dar žygis partizanų takais, kasmetė žirgams skirta šventė Anykščiuose, bėk žirgelį ir kiti renginiai. Varžybas organizuojant ten jau daug labai reikia įdėti laiko, ir lėšų reikia įdėti, ir stengtis, ir reikia, kad visi pritartų ir kad padėtų. Šiek tiek padeda valstybė, aišku, negali sakyti, kad nepadeda. Tai būtų netiesa. Visi sako, kad Lietuvoje nelabai padeda, bet viskas čia yra sudereguliuota, tik būtų gerai, kad
tie pinigai, kurie ateina iš valstybės, ateitų iki to žmogaus, kuris organizuoja. Tai labai būtų svarbu. Ir tai kiekvienose varžybose tai yra labai svarbu. Dauguma ateina, bet būna visko. Vidas didžiąją dalį apdovanojimų pelno važnyčiodamas. Jojimo varžybose su žemaitukais prizus skina dukra Neringa bei jos treniruojami jaunieji raiteliai. Neringa pasakoja, kad labai svarbu ryšys su žirgu. Tik tuomet pavyksta pasiekti aukštų rezultatų ir išvengti incidentų bei traumų. Patirties yra pakankamai daug ir žiūri pagal situaciją, nes azartas dar ne viskas. Dar turi žiūrėti, kaip jaučiasi tas, ant kurio joji ir su kurio tu planuoji laimėti. Kartais laimėjimas yra tiesiog sėkmingai pabaigti. Nebūtinai pirmas, kad būtų, reikia žiūrėti žirgą. Išjauti su savo patyrimais, kartais bijai daryti daugiau, bet pasirodo gali. Ir jisai irgi gali. Tai šitą reikia pajusti ir pabandyti, bet rizikuoti ne daugiau negu reikia. Su manim charakteris yra kitoks pas juos, su kitais žmonėms dar kitoks to pačio arklio. Tas pats, bet elgiasi jie skirtingai. Hierarchiniai dalykai ir savigarbos ar pagarbos išauklėjimas, padėliojimas, kad neatsitiktų kažkas, nes dažniausiai joju eržiliukus, jie labai greitai pajunta, jeigu tu esi bent biški silpnas. Esu parversta su karieta, siuvo biški galvos čiučiut, bet čia tiesiog reikėjo svetimą arklį palaikyti. Ir jisai pasižiūrėjo ir atsistojo, taip ir mane su kanopom. Sukaustytas buvo. Ką žinai, kad saugumas toksai, kad ką tu gali padaryti, trauktis kuo greičiau. Ne visada gali pastraukti, gali užminti ir nebepasitrauksi. Jeigu galvoja visi, kad galima prieiti prie bet kurio arklio ir jisai geras, fainas, minkštas, pūkuotas, tai kartais atsarga turi būti. Nes reikia žiūrėti kūno kalbą, spėti sužiūrėti, ką jisai galvoja. Ir kitas momentas, nebūtinai tai, kad galvoji, kad jie yra pikti, kartais jie yra tiesiog emocionalūs. Ir iš to jie arkliai dažniausiai ne iš piktumo, jie tiesiog pagal bandos dėsnius gali daryti dalykus. Ir jeigu tu nenusibrėžiai ribų, kuriuose jie pas tave yra, tai jie gali pabandyti pastatyti į vietą kaip mokyklai, kai ateini naujas ir taip, čia ta nesmagioji gal pusė. Smagioji, kai susidėlioja į tos santykius tarp tokių, kur sako pikti ir baisus, ir jie paskui gali ir vaikas pajoti tą arklį. Tai vat man šita smagioji pusė. Kiekviena Neringos diena prasideda ir baigiasi žirgyne. Ruošia žirgus varžyboms, treniruoja vaikus, moko jodinėti visus, norinčius pajusti ryšį su žirgais ir gamta. Kulokų augintiniai turi unikalias treniruočių sąlygas. Jie treniruojasi ne tik žirgyne, bet ir gražiose Kauno Marių apylinkėse. Neringa atskleidžia, ką tai duoda žirgui ir sportiniams rezultatams. Darbas dažniausiai būna aikšteliai, kad būtų išmoktų, suprastų, ko tu iš jo nori ir veiktų visi dalykai daugmaž. Pas žirgą taip. Ir kai jo į mišką, jeigu ištvermiai, tai tiesiog, kad praplėsta akiratį, kad ir žirgas nusiramintų, kaip priprastų prie aplinkos, jam patinka socializuotis įvairiose vietose, tada jis būna drąsesnis daug kur. Tai va. Ir sveika, kalniukai, pakalnės, oras, marios, kiekvienas naujas arklys, jisai naujas išbandymas tau pagalvoti, prasišviežinti, todėl labai smagu juos treniruoti, nes iššūkiai kažkokie, kad ir mažiukai sugyvina tave. Žirgas brangus malonumas, tačiau kaina ir išlaikymo kaštai neatbaido vieno kito lietuvio nepagalvojus įsigyti žirgą. Svajojantiems apie tokį augintinį, patyrusi žirgininkė patarė pirmiausia keletą metų pasimokyti jodinėti. Tik taip galima suprasti, ar tikrai reikia žirgo. Būna, žmonės nusiperka ir paskui ir arklys greit pajunta, kad neauklėjimas gali daryti, ką nori ir nelabai saugu yra.
Nes niekada negali žinot, kuriai tau zonai būti ir kaip tau staigiai reikia pastraukti ar nereik. Ar kiek jie labai greit išmoksta dalykų, kuriuos net nesupranta, kad jie yra neteisingi. Tai jeigu mokini teisingai, jis ir prisimena teisingai. Jeigu būna visokių, čia gyvenimas, visokių niuansų, gali atsitikti kažkas ir patyrusiems. Jiegi tokie gudrus. Nu, ne tai, kad gudrus, iš baimės kartais, iš nežinojimo kažkokių dalykų nepadaro. Vidas Kulokas, siekdamas populiarinti žirgų sportą ir žemaitukų veislę, nuo 2009 metų inicijuoja ir organizuoja respublikinės žemaitukų ir kitų veislių ištvermės jojimo ir važiavimo varžybas Jotvingių taurė. Vidas sako, kad tai ne tik žirginio sporto šventė, bet pats geriausias būdas suburti žirgininkų bendruomenę, parodyti šių unikalių žirgų galimybės. Tai svarbus renginys visiems mylintiems žirgus. Proga ne tik pasivaržyti, bet ir susitikti, pasidalinti patirtimi. Jeigu bus tiek entuziazmo žmonėse, kiek dar šiandienai turim, tai tikrai išliks, nes tai yra vaikų žirgas. Pavyzdžiui, tai jojimo vaikų žirgas, tai nėra suaugusio žmogaus, šiai dienai nėra suaugusio žmogaus žirgas. Jis gali būt, bet tai yra vaikų žirgas, kadangi žirgiukas mažiukas, atsisėda vaikas gražu žiūrėti. Kol Vidas Kulokas svajoja apie ramesnį gyvenimo tempą, jo dukra Neringa kupina energijos ir ambicijų žvelgia į ateitį. Jos galvoje ne vienas planas, o širdyje neišblėstanti aistra žirgams. Žirgininkystė jai ne darbas ar pareiga, o gyvenimo kelias, kuriuo jie eina su atsidavimu. Aš turiu dar kitą profesiją. Užleista, tapybą baigiau kažkada. Dar mėgstu pafotografuoti, tai čia viskas į vieną susieina. Tapybą gali atidėti, jų negali, jie valgyt nori. Man patinka šitas kelias. Aš visai nesiskundžiu, kad taip susidėliojo. Vido ir Neringos Kulokų žemaitukai – tai ne tik pergalių ir ištvermės istorija. Tai gyva legenda apie meilę žemei, pagarbą tradicijoms ir gilų nesuvaidintą ryšį su gyvūnais. Šie žirgai – tai daugiau nei veislė. Jie įkūnija stiprybę, ištikimybę ir lietuvišką dvasią, perduodama iš kartos į kartą. Ši istorija įrodo, kad tikri čempionai neužauga arenoje. Jie subręsta ten, kur žmogaus ir gyvūno širdis plaka vienu ritmu. Viduramžiais, kai Lietuva buvo viena galingiausių Europos valstybių, žemaitukai garsėjo kaip puikūs kovos žirgai. Šiandien ši veislė yra pripažinta ir saugoma tarptautiniu mastu, ją siūloma įtraukti į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Tai tiek šiandien apie žemaitukus ir jų puoselėtoją Vidą Kuloką. O mes susitiksime lygiai po savaitės. Sudie. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.